Tėve Nektarijau, pasakykite, prašau, ar egzistuoja kas nors bendro tarp ekumenizmo ir tradicionalizmo? Na, aišku, pirmiausiai, istoriškai be abejo nieko bendro nėra. Istoriškai ekumenizmas atsirado rusiškos minties lopšy XIX amžiaus pradžioje, imperatoriaus Aleksandro I aplinkoje. Vat ir vystėsi, kaip tą gerai aprašo Georgijus Florovskis, pats buvęs ekumenistų. Vystėsi protestantų rate, po to katalikų rate ir pasiekė galiausiai to, ką pasiekė šiuolaikinėme pasaulyje. Ką mes matome dabar Rusijos šiuolaikiniuose ekumeniniuose judėjimuose ir vakarų ekumeniniuose judėjimuose. Ir visur. O tradicionalizmas atvirkščiai, jis atsirado kaip reakcija į panašaus plauko sinkretizmą. Bet, kaip sakant, ne visi tradicionalistai buvo, kaip sakyti, vykusios asmenybės. Daugelis filosofų tradicionalistų pernelyg krypo į politiką, pavyzdžiui, tokie kaip Julijus Ivola, jis domėjosi fašizmu ir kitomis politinėmis srovėmis. Po to Merči Iliada, o žmonės pašventė save menui, pavyzdžiui, tokie kaip Ananda Kumarasvami arba Alen Danielo, parašęs dėmesio vertą knygą apie muziką. Ir visų pirmiausia René Guénon, tai tradicionalistai, kurie kaip tik labai gerai leidžia mums suprasti, kad pats iš esmės ekumeninis judėjimas yra profaninis judėjimas, nukreiptas į sugriovimą visokių, pirmiausia, sugriovimą ezoterizmo, mūsų krikščioniško, stačiatikiško ezoterizmo sugriovimą ir kitų religijų tos sakralinės pusės sugriovimo. Ir paskui jau sekantis etapas bus doktrininis, tai yra dogmatiniai nukreipimai. Ir kaip paskutinis etapas, tai kaip įprasta kalbos sugriovimas, tai visų sakralinių tekstų išvertimas į kasdieninę buitinę kalbą. Prie ko visą reikalą ir kreipia ekumenizmas. Jis laikosi tikslo suvesti visus dogmatinius principus ir universalias tiesas prie pačio primityviausio buitinio lygio, kad žmogus galėtų suprasti, čia tas pats, kas bolševikai. Na, čia galima sakyti, kad ekumenizmas yra toksai bolševizmas. Tai yra, viskas turi būti prieinama visiems. Tai yra netgi kažkokios tai tiesos, aukščiausio lygio tiesos, kurias žmonės pažindavo per darbą, per pasninką, per maldą, per asketiką. Tai čia gaunasi taip, kad o kodėl aš negaliu to suprasti? Kodėl aš, pavyzdžiui, negaliu šiaip savo imti to ir valdyti? Daugelis žmonių dėl savo prigimties negali to suprasti. Daugelis žmonių gimė visiškai kitiems tikslams. Jie turi savo Dievo jiems duotą užduotį ir galbūt Dievo akise jie netgi ne ką mažesni už tuos atsiskyrėlius, kurie sėdi urvuose, atlieka įvairius asketinius žygdarbius ir stengiasi priartėti prie tos tiesos suvokimo. Jeigu žmogus žino savo vietą, daro savo darbą ir aišku, jeigu žmogus užsiėmė kažkokiu tai amatu, jis praeina savo amatininkišką iniciaciją ir gauna savo pašventimą iš Dievo. Ir jis ne ką mažesnis Dievo akise negu koks nors dvasininkas, kuris tarnauja bažnyčioje ir atleidžia žmonėms nuodėmes ir vykdo tam tikras šventas apeigas. Tam mes matome senovinėse paterikose, kada pačius didžiausius vienuolius, rimtus vienuolius, tylėtojus, atsiskyrėlius Dievas prisiųsdavo pas pasaulietinius žmonės, pas batsiuvius ir pas kitus, kad jie pamatytų, kad šventa dvasia dvelkia ten, kur nori ir yra pasiruošusi pašaukti bet kurį žmogų. Todėl žmogus turi turėti tam tikrą proto būseną. Apie tai labai gerai paminėjo serbų senolis Tadas. Senolis Tadas labai daug pažinojo tokių pasaulietinių žmonių, kurie turėjo tokią dvasinę būseną, kurią retai sutiksi tarp vienuolių. Na, taip kažkaip.